Prieš tęsdami kalbą apie paiešką internete, šiek tiek pakalbėkime apie paveikslėlių dydžius. Paveikslėlių dydžiai yra matuojami pikseliais arba taškais. Štai šio paveikslėlio dydis yra 1024 ant 680 taškų. Ką tai reiškia? Pirmasis skaičius yra paveikslėlio plotis, o antrasis skaičius yra paveikslėlio aukštis. Pažiūrėkime į šiek tiek mažesnį paveikslėlį. Štai šio paveikslėlio plotis yra 200 taškų, o aukštis yra 200 taškų arba pikselių. Kaip manai, jeigu aš norėčiau užsidėti vieną iš šių paveikslėlių ant darbalaukio fono, kuris gražiau atrodytų, didesnis ar mažesnis? Pabandykim. Spaudžiu dešinį, pasirenku nustatyti kaip foną ir šitas paveikslėlis atrodo labai negražiai, todėl kad jis yra labai mažas ir mes jį dabar ištempiame ir matosi visi taškai arba kitaip tariant pikseliai. O jeigu pabandyčiau štai šį nustatyti kaip foną, jis aišku atrodo žymiai gražiau, nes jis yra didesnis. Kokį dydį nusistatyti ant savo darbalaukio ekrano, reikia žinoti savo darbalaukio ekrano dydį pikseliais. Tai pavyzdžiui, mano darbalaukio ekrano dydis yra 1680 ant 1050. Vadinasi, tokio dydžio paveikslėlis atrodys labai gražiai ant mano ekrano, o mažesnis atrodys nelabai gražiai.